Sveiki, mėlyjeji. Šiandien Taro kortų analizė su mumis, abiejomis Lauromis. Ir, žodžiu, tik tai pasikeitusi biškutį mano aplinka, tai nekreipkite dėmesio į saulę kažkaip tai. Bet už tai šiandieną mes vėl susirinkome padaryti tą Taro kortų analizę su Laura. Taip. Sveiki visiems dar kartelį. Ir Taro kortų analizė bus nuo rugpjūčio 17 dienos iki 23 dienos rugpjūčio 2020 metai. Aš jau įsidėliau kortas, nes visą laiką kažkaip aš, įsidėlioju būtent savaitei kortas. Tokia bendra apžvalga iš karto, absorbinu akim. Žodžiu, vyks tokie įdomus dalykai šioj savaitei. Nusinulinimas visiškai, lengvumas. Arba kažkas turi įsileisti lengvumą, kaip pavyzdžiui, man tas irgi, man tai rezonuoja, man pačiai, ne? Man irgi. Lengvumą, nusinulinimas visiškai, taip. Va toksai, žinai, pabūti tokiu, kartais suprantat, priimti viską netgi ir humoro formą. Humorą įsileisti savo gyvenimą, džiaugsmingumą tą tokį, kažkokie rodo man ir žaidi, pranta to, ko anksčiau nežaidėt, gal ir su tais pačiais kamoliukais pažengliruoti iš tikrųjų, ar kažkas susijęs su kamoliu, man rodo. Tai va, visiškas nulimas, toksai absoliutiškai. Ir šeima, šeimos korta ir būtent, žinot, šeima yra toks dalykas sakralus, kad šeimos gerovė, jinai turi, turėti tam tikrus dalykus, kad ne viską reikia ir pasakoti, galbūt apie savo šeimos tenai dalykus, tarkim, kokie įvykiai įvyksta ir taip toliau. Tiesiog tai turi būti ir jūsų šeimoje ir likti. Tai va, stabilumas, toksai gėris ir sakralumas visiškai. Užtat reikia labai saugoti savo šeimos laimę. Rodo šioj savaitai. Taip. Ir po to vežimas. Šitas man labai kortos, labai geros yra iš tikrųjų. Labai didelis greitis. Galbūt kažkas naują automobilį nusipirks. Iš tikrųjų, nauji ratai rodo. Gali būti labai dideli greiti pokyčiai jausmuose. Gali būti meilės prisipažinimas, gali būti tas toksai amplodis iš viso meilės amplodis viskam, žmonijai, savo pačiam žmonėms, toksai antie gerai jautiesi, kad tiesiog žodžiais neina apsakyti, nes tai tik išjausti gali. Bet labai greitai viskas bus, taip rapid, labai didelis greitas bus. Nei sustabdyti niekaip šito dalyko. Ir vėlgi, viskas su jausmais eina, žiūrėkit, visa seka. Ir eina per vaikus, vaikų vėl kortą, ne? Tada įsimylėjėlių kortą ir fortūnos ratas. Per vaikus visas tai vyksta. Tikrai taip. Su vaikais. Ir vėlgi, vaikų korta, į tas nusinulinimas, tas būti tokiam lengvume visiškai. Ta pati pradžia ta tokia vaikų, tas toksai žygeidumas gali būti per vaiką arba pačiam būti kaip vaikui. Čia visiškas perėjimas ir kai atgimstame naujoje erdvėje, ką mes paskui su Laura pašnekėsime šiek tiek kitoje jau mūsų tema. Tai čia dar kitas galima užvedimas ir pervedimas tarsi žmonių į kitą tą pasižiūrėti, būtinai kitą video, kurį mes darysime. Tai čia ir yra visiškai naujo pasaulio tas gimimas toksai, ne, kada mes tampam patys vaikais ir žingeidžiai mes jį dabar pradėsim eksplorinti visur, ne, visiškai nusidolėme. Absoliutiškai. Taip, ir galimai prisipažinsit jausmuose, galbūt vyrų, kur senai besakė, kad kaip aš tave myliu, ar vyras moteriai, tas toksai, žinot, atsidavimas visiškai jausmams, kur galbūt net pamiršo tos, būna šeimuose, kad gyveni ir pamiršta, buvo tokių atvejų, kad pamiršta tikrai prieiti, apsikabinti, galbūt užsisuka tose darbuose ir visa kita, ir ar ten daug metų pragyvenę santuokoje ir visa kita, čia jau tipo, savaime suprantama. Nebesvarbu, svarbu ir dar ir kaip svarbu, labai svarbu. Taip, ir va šitas užsiveda, fortūna. Įvyks labai geri dalykai, tik tais pasimkit, spėkit pasimti, nes fortūnos ratas jisai sukasi. Nespėsit iššokti, fortūnos ratas ir nuvažiuos. Tai va, tai linkiu jums nuostabios savas. Jo, ir nuvažiuos, taip, tai va spėkite visą šitą.
nes nuostabi savaitė laukia, iš tikrųjų man pačiai įdomu, be galo, Labai. nes praeita savaitė tokia buvo sudėtingesnė pas mane, Turbulencija bet viskas, tokia. that's fine, tai ir gyvenimas. Turbulencija tokia gera, žinai, papurtė, o ši savaitė, vat, pastebėti tikrai bus įdomu. Tai vat, Labai. nuostabios savaitės visiems. Mylėkite, Dėkojame. būkit mylimi. Tikrai taip. Dėkojame ir iki kitos savaitės. Iki.